Parduotuvės būna prisistato neaiškios, galbūt reputacijos žmogus, sako, daktarė, man duok 10 litų paskolink. Ir jis, kadangi reaguoti parduotuvės, ten gyvena daug, ne vienas grįžęs iš kalėjimo įstaigos, jis paskolino, kuris žiūrėk atiduok. Ir jis jam atiduodavo. Ir pasikart prisiklausdavo netgi vargingiau gyvenantis literatas, jis jau pavaišindavo, tai jis, žodžiu, nešykštėjo. Ir dar buvo išsakyta, kad jis kūrė labai greitai, bet to jo hobi buvo, jis mėgo loto žaidimus. Ir nedirbo. Ir mašina buvo iš mašinos dovanojimo. Tai kada, šitas buvo iškalbėtas, ir taip liko, kad literatų liko tuščia niša. Tuščia niša, kažin, kas nors ją užpildys, kaip jis sakė, jo vienas aforizmas. Žmonių daug, o veidų maža. Ir tuo pačiu, kadangi jis išėjo anksti, man taip ir norisi, mes turim kaip ir trapusi mintis, kokie mes maži, kokie mes laikini ir trapus, kad būkime geresni, tai nėra. Krito lapas, vėjų korudan, ant geltonojo klevo sunykęs, nusileido ant šlapio akmens, paskutinį skrydį atlikęs, nusileido ant šlapio akmens, paskutinį skrydį atlikęs. Visai šalia amžiadraugė tyla, gaubia delną, apsiniaukęs dangus. Liko ir daug nepažinta ir saulės aklasis nemato, tavo mintis guli suskintos ant suglamžyto popieriaus lapo. Tavo mintis guli suskintos ant suglamžyto popieriaus lapo. Visai šalia amžiadraugė tyla, gaubia delną, apsiniaukęs dangus. Visai šalia amžiadraugė tyla, gaubia delną, apsiniaukęs dangus. Vietoj pilkojo savo paminklo broliai